kalbėjom. Ant debesėlio ramiai atsigulęs. Į mane žiūri didžiulis namulis. Kelmės Žemaitės viešoji biblioteka įgyvendindama tęstinį projektą Lietuvio autoriai vaikams, kurio pagrindinis rėmėjas yra Kultūros rėmimo fondas, Kelmės ir Maironių bibliotekose suorganizavo susitikimus su rašytoja leidėja, žurnalų vaikams Nykštukas ir Kutis vyriausia redaktorė Ilona Bumblauskienė. Ar tikite, kad raudonas šalikas gali virsti šypseną su puoklėmis, obuoliu ar net drambliausimis? Ar tikite, kad šypsenos yra stebuklingos ir linksmos savo plaukioja valtelėmis? Ar tikite, kad tuomet, kai širdelė verkia, reikalingas skėtis, kuris neleistų širdeliai sušlapti? Viskuo patikėjo mažieji skaitytojai susitikę su menininkė Ilona Bumblauskienė. Ji nuoširdžiai ir šiltai bendravo su vaikais, sekė pasakas, deklamavo eilėraštukus, įtraukė vaikus į kūrybą. Jiems labai patiko trumpi filmukai apie katiną Fredį, girgžduką gyvenantį spintoje ir apie žvakę, kurią uždegus pastaroji virsta šviesos fėja. Vaikai turėjo galimybę pamatyti Ilonos Bumblauskienės nuotraukas, kuriuose nupaveiksluoti atrodo tokie paprasti dalykai – vanduo, ledas, balutės. Tačiau kiek tose kasdieniniuose daiktuose galima atrasti įdomaus. Balutėse ar lede slypėjo ir zuikutis, ir gėlės, ir laivas. Pasitelkus fantaziją įmanoma viskas. Mažiesiems skaitytojams labai patiko nuotraukos medžio abėcėlė, kur raideles galima išskaityti iš įvairiausiai susipynusių medžių. Šauniai ir prasmingai praleistuose renginiuose vaikai mokėsi nekasdieniškai matyti, klausyti ir mylėti supantį pasaulį. Svarbiausia yra pačiam labai būti susidomėjusiu. Reikia būti įsimylėjusiu ir susižavėjusiu pačiam to, ką darai. Ta knyga ir tuo perskaitytų momentų ir tada viskas stebuklingai vyksta. Nes kai tai eina iš tavo akių, iš tavo gestų, iš tavo lūpų, kai tai tiesiog šurpuliukais per tave patį eina, neįmanoma, kad kitas neužsidegtų. Čia, nežinau, vienintelė mano mokykla ir paslaptis. Visų pirma, man yra gera pamatyti vaikus ir suprasti, ko jiems reikia. Nes kiekvieną kartą tu pasitikrini, nes vis dėlto esam suaugę žmonės. Kaip bebūvė taip, nesvarbu, kiek vaikystės dar mumise yra likę, bet kai matai vaiką, tu suvoki, kiek tu nutolai nuo savo esmės, nes vaikas jaučia širdimi, mato tai, ką mato, tą ir sako ir visada šalia jo esi ramus, saugus, nes jis yra tikras. Ir tas susitikimas visada, man asmeniškai, yra didžiulis džiaugsmas, nes aš galiu pasidalinti su tuo vaiku, ką aš jau sužinojau, ką aš supratau šiame gyvenime. Ir žinot, kad tie vaikai išėję, pamatys truputėlį daugiau. Esmė yra ne tame, kad save parodyt. Atėjau, aš rašau, aš kuriu, ir čia nieko beveik apie kūrybą nekalbėjau. Man be galo yra svarbu, ką aš jiem galiu duoti, kuo aš juos galiu praturtinti, ką jie išsinešę turės tokio, kas jiems padės eiti kiekvienu gyvenimo momentu į priekį, kas jų gyvenimą palengvins, nes visos paskos yra kuriamos ne todėl, kad tik paską sukurt, kiekviena paska turi pamokomoją vertę, turi tarsi tokį raktą, kuris toliau tau padeda gyventi. O mano tos pasakos yra šiuolaikinė šiek tiek, nes taip kaip gyveno seniau žmonės, kai buvo ir aslos, ir kiti dalykai, ko jau vaikai nebežino, jiems jau to ir nebereikia, jie per tai perėjo, tiesiog per šimtmečius perėjo, bet yra nauji dalykai, su kuo jie nesusidūrė, kaip gyventi, kai va čia skauda, iš kur gauti dėmesio, kai tau čia yra šalta, ką daryti, kai tave nuskriaudė, kaip reaguoti visą tai. Tai va tos mano paskos yra tam, kad būti šalia to vaiko, padėti, pasidalinti tuo, ką pati perėjau, tuo, ką turiu.